Mhm. O tu pasidalinsi? Taip, man atrodo, mes jau eterėje. Pasidalinsi? Taip, man atrodo, mes jau eterėje. Pasidalinsi? Labas vakaras. Vakaras. Smagu susitikti pavasario pirmomis dienomis, nors už lango dar kaip ir ne pavasaris, bet kalbėsim gana įdomią temą, kaip išmokti mylėti save. Nes paprastai, kai pavasaris atkreipiam dėmesį į save, į savo kūną, į savo e, emocijas ir jos tokios kaip ir pakylėtos būna. Tai va tikrai labai aktuali tema, kaip išmokti, išmokti mylėti save ir kurti tvirtus santykius. Ir šiandien pas mane svečiuose intuityvioji mentorė, su kuria kartu mokomės dvasinio verslo manifestavimo, Sonata Romanovski. Sonata, tu dirbi su moterim ir joms padedi išeiti iš tokių kaip ir neharmoningų santykių su savim ir išmokti mylėti save. Gal tu gali plačiau pristatyti, kokia tavo veikla ir vat kokios moterys galėtų į tave kreiptis. Taip, ačiū, Rima, ačiū, kad pasikvietei. Ačiū už savo erdvę, tokį gražų pristatymą. Taip, tas harmoningas ryšys su savim. Mhm. Taip, aš būtent padedu moterim, kurios pajunta tą neharmoniją būtent per santykius, kurios pavargsta nuo santykio su partneriu, jaučiasi jame vienišos, neįvertintos, nesuprastos, tas nuovargis. Ir tos būsenos tokios užsisukusios, jos priveda iki to, kad moteris nu, vat, gyvena tam savo susikurtam proto tokiam kalėjime, netgi galima pavadinti, kur atsikelia ir viskas juoda, viskas bloga, nėra džiaugsmo, nėra ramybės, tos mintis persekioja, santykiai nesiklosto ir tas nepasitenkinimas vidinis didelis kyla ir toks atrodo kartais, vat, kad nėra net jau išėjimo, lyg ir viskas gerai, o tuo pačiu vat, tame viduje, nu, tiesiog uraganas to tokio mišinio ir pykčio, ir vienišumo, ir vat, dirbam tam kartu, einam į tą, kad vat, atrasti tą vidinę ramybę, kurios būna be proto išsilgusios po tų pasakų, kurios ten nešioja praeitį, ateitį, kad vėl išmokti džiaugtis, tiesiog, net iš tikrųjų, kaip pagalvoju, net nėra labai didelės priežasties, kad džiaugtis. Kiekviena diena, taip filosofiškai žiūrint, tai yra džiaugsmas. Kaip ten, nežinau, graži gėlė, kavos padelis, tai vat vėl atrasti tą džiaugsmą savyje ir nu, vat, tą meilę, pamilti save iš naujo, nes ta meilė iš tikrųjų, o, man atrodo, ta meilė savo toks biški gal nuvalkiotas pastaruosiam, nu, palieka, vat, kas ta meilė savo, nes vieniem tai kaip tie vadinami blizgučiai, kad ten kažką gal skanaus ar gražaus ten nusipirkti, ar ten masažai, ar dar kažką, aš nesakau, kad to nereikia, bet Taip. man vat ta meilė savo tai yra taip daug gylio ir daug giliau ir manau, kad vat šiandien gal apie vat tą gylį ir, nu, pabandom pakalbėti, ne? Taip, gerai. Ir žinai, tokia mintis atėjo, kad vat, būtent kartais būna, kad mes tuose jausmuose ir emocijose pasimetam. Ir tas pasimetimas, va, kaip tu sakai, atrodo tamsus kažkoks koridorius ir atrodo nežinau išeities. Tai vad kaip tau atrodo, jeigu moteris tokiuose būsenose yra, tai vad kaip atpažinti tą pačią būseną ir kada suprasti, kad jau gana, kad jau reikia pokyčių ir kad norisi tikrai išeiti į tą meilę savo. Vat ta būsena tokia gal nedėkinga, nes vat, bent jau tos mano moteris dar viską pačios nori pasidaryti. Tai ir aš tą patį bandžiau.
Pati daryti ir atpažinimas tai yra vien tas, kad, nu, man tai užtenka jau to, kad tu atsikeli ir tu jau nelaiminga. Ir ta diena jau tau nieko gero vėl nežadanti, nes tavo tas protas vėl kūrė tuos scenarius, vėl galvoja, kas čia buvo, kas čia bus. Ir tas atrodo nėra išėjimo jokio jau. Nu, logiška, nes tiesiog tas protas tiek įtraukia į tą visą tą žaidimą, kyla tos emocijos ir nu, tiesiog, nu, jeigu tu nieko nebemoki džiaugtis, tau niekas nebekelia džiaugsmo, nors patai pasižiūrėjus, tai lyg ir viską turi. Turi namus, turi vaikus, turi vyrą, turi sveikatą, turi kažkokią veiklą. Nu, negali sakyti, kad tu nieko neturi, bet tavęs nedžiugina ir tada dar sunkiau tampa, nes nutarsi tik ko tu skundės, o vat viduj tas vat neleidžia to džiaugtis, nu, neleidžia tiesiog vat gyventi tą tikrą gyvenimą. Tiesiog matai tą tokią, nu, neigiamą vien tą tokią pusę ir tas užsisukimas, atrodo, tos dienos, vat, eina ir viskas tas pats. Tai jeigu vat, jau jaučiasi, kad nėra vat, nei to džiaugsmo, nei tos ramybės, vien jau atsikėlus viskas juoda, tai manau, kad nu, nebeverta jau tikrai laukti, čia jau gal net ir daugiau pažengęs jau visas tas reikalas, bet ankstesniai gal net ir sunku dar taip susivokti. Nes daug dar vis tiek, ką bandai, nu, nurašyti, nu, visiems sunku, visi kažkaip va, taip gyvena, gal ir man čia, va, tiesiog, va, tas kaip jau įeina į tas būsenas, tai, nu, man atrodo, tai jau aišku ženklas, kad, nu, nebėra ko jau. Nu, nebent noris taip gyventi, nes tai irgi neblogai, jeigu to noris. Kiekvienas turi tiesiog tą pasirinkimą. Kaip sakoma, jeigu dar tas skausmas nėra per didelis, galim taip įvardinti, tai tada tose būsenose ir liekam. Bet tada, kada jau ateina nebepakeliamas skausmas ir atrodo, kad viskas, aš jau negaliu tuose rėmuose būti, tai va tada dažniausiai ir išeinama į tos pokyčius. Bet mes ir kalbam apie tai, kad yra pagalba, yra ištiesta ranka, va, būtent mentorės, kurios galėtų palydėti tas moteris į pokyčius, kad nenueiti taip giliai ir neužsisukti, nes tada jau kyla ir liguistos depresinės būsenos ir aišku, nukenčia aplinkiniai, patys artimiausi ir ypač partneris, ar tai vyras, vaikai, nes tada pasaulis visas pasidaro juodas ir atrodo, kad, nu, galbūt ne aš kalta, o ta aplinka kalta. Tai vad būtent irgi, ko gero, tas atpažinimas, kad partneris ar vyras ar vaikai erzina, kažkokie ten tie santykiai erzina, tai ko gero vis tik tai reikia atsisukti į save. Reikia, tiesiog tu irgi gerai paminėjai tas va, aukos, ypač va, stiprus išsireiškia tas, kad nu, noris dar, kad taveli kažkas išgelbėtų, nenori matyti galimybių, dar vis atsikalbinėjai, negali, ten neturi laiko, neturi to, nu, atrodo, nu, va, tau vos nekad neduota, už ką man taip visą gyvenimą man jau čia, žinai, gal lemta taip gyventi. Tai taip, čia tų tokių būsenų visokių, bet tas va tikras noras, matyt, kaip jau, kai užtenka, jau kai gana, jau kai apsisprendė, va vėl grįžtam prie to sprendimo, va iš tikrųjų galės, kai nusprendė, kad nu nebenoriu taip gyventi. O tada ir tada jau galima eiti į tą pokytį, o kol dar vis, vat, nu tarsi noris kažkokioje būsenoje pabūt, nu, kiekvienam gal dar ir reiktų išbūt, kad pasiryštum pagaliau jau išeiti iš to. Nes man vat irgi tenka dažnai vat susitikti, kad noriu, kaip noriu, kaip aš noriu čia eiti, daryti, keistis, bet, o, reiks laiko savo. Reiks namų darbus daryti, ojei, tai kiek čia truks juos daryti, tai kaip čia. Ir tada, nagi viskas dėl savęs, va čia ir grįžtam vėl į tavo, tai tu dėl savęs negali, tai va ir ta meilė savo va ir grįžta į tą tašką, kad mes net negalim savo laiko išskirti savo pokyčiai. Tai va ir apie ką tada? Jo. Ir tada aš taip įsivaizduoju, kad atsiranda kaip kontrolė, kad norisi stebėti visą aplinką, kas vyksta tuose pačiuose namuose,
tuose pačiuose santykiuose, darbe ir kai nori stebėti, tai vat tu esi tuo stebėtoju ir nelieka laiko. Tiesiog nelieka laiko savo. Ir moteriai tikriausiai labai sunku pripažinti, kad jinai vat, gali būti tokia pažeidžiama. Tiesiog noras kontroliuoti aplinką ir kad sunku pripažinti, kad vat, būtent aš esu tokia, kokia esu. Taip, ta kontrolė tokia, kad aš viską geriausia žinau, aš viską geriausia galiu padaryti, ant manęs, ant mano vienos pečių viskas stovi, niekas čia nesusitvarkys, prisėmimas, nu, daugiau negu gali patempti ir tas labai tą nuovargį irgi stumia, nes, nu, tu net neduodi galimybės niekam pabūt savarankiškais. Tiesiog viską susikrauni, kaip tas generolas. Kažkaip labai jokingai kažkuriai vienai moteriai, kaip ten buvo, ne fiureriu, bet kažką tokiu pavadinęs. Nu tikrai, nu, kaip pasižiūri iš kitos pusės, tikrai labai nu, jokingai skamba. Kai tu įsivaizduoji, kad niekas be tavęs nevyks, bet viskas vyks, tik va vėl tą baimę, vat, kaip ir sakei, paleisti, pasirodyti ir tą savo silpną pusę ir pripažinti, kad, nu man nesaugu, man nesaugu yra. Ir viskas yra apie tą mano vidų, kas su manim atvyksta. Nu, nes, nu, iš tikrųjų tai pasižiūrės, nu, ne vienas laimingas žmogus nepuola ten vadovauti, ten, žinai, ten tokiais metodais, ten viską griebt, viską kontroliuoti, tu čia ne to parnešiai, ne tai pažiūrėjai, ne ten padėjai, tu nieko negali padaryti savo partneriu, nes irgi pereinama į tą kitą vėl pusę, kai kritikuoja pati moteris, žemina, o nepriema kito nuomonės, tai tiesiog vėl toks visas mišinys gaunas tos ir nedarnos tame santykė, nu, nes negali būti darnus tas santykiai, kai nu, tokios emocijos kyla iš vieno, nu, ir tada tai tinkamai iš kitos pusės. Ir kažkaip vat ateina ta mintis tokia, kad, nu, irgi moteris tada užsidaro savyje ir būtent nepagalvoja, kad, nu, tai išorė iš kur suprast, kaip jinai jaučiasi. Ja mato tik tai piktą, suirzusią, nepatenkintą, reiškiančią priekaištus, bet niekas nežino, kur yra priežastis. Ir atrodo, kiek nedaug reikėtų tiesiog atsisėst, pasikalbėti ir atsivert, kas yra negerai, išsisakyti. Ir būtent tada, nu ir ta antra pusė, ir ten ir tie vaikai, jeigu jie jau vyresnio amžiaus ir suvokia, kad vis tik tai mamai ar ten partneriai reikia pagalbos ir kad gali visai kitaip tie santykiai pasikreipti. Nu, aš galiu iš savo patirties pasakyti, nu, tiesiog tu nesuvoki, kad tu tai gali padaryti, nes tiek daug, vat, įsivaizdavimo toks viską, aš dabar, vat, viską čia man reikia sužiūrėti, sukontroliuoti, suvaldyti, kad, nu, atrodo tikrai tas jausmas, kad viskas, nu niekaip kitaip, kad to suvokimo nėra, kad, nu, pala, nusiramink. Tau nereikia viso to, tau nereikia vienai visko kontroliuoti, tau nereikia vienai čia visko valdyti. Tai palauk, jeigu tu atėjai į porą, jeigu yra ta partnerystė, nu tai pasidalinkim, pasikalbėkim, bet vėlgi tas pokalbis, nu, nebūtinai gali pasisekti. Nes jeigu ateis žodžiais, tu čia nieko nedarai dėl manęs, pažiūrėk, koks tu čia, aš pavargus, nu garantuoju, nesusišnekėsit, be šansų. Bet jeigu ateitum su žodis, kad, nu, kaip aš pavargau, žinai, aš taip pavargau, aš nežinau, kas su manim vyksta ir nu, man reikalinga pagalba, tai tada tas pokalbis, jisai gali nueiti tą reikiamą linkmę. Tai čia toks akcentas, jeigu mes eisim su kaltinimais, tai tikrai nepasikalbėsim, bet jeigu išmoksim reikšti kitaip savo mintis ir emocijas, tai ir tas pokalbis gali visai reikiamam linkme. Tik tais jo, va šitoje vietoje, kad kartais tiesiog nesupranti, kad gali paprašyti tos pagalbos, nes tiek įpratus, kad viską turi viena ir vėl čia į to kontrolę, kad nu, nesusivoki, kad yra ir kita to gyvenimo ir tos partnerystės to pusė. O dabar, Sonata, tu turi grupę, vat, kaip ir kalbėjom, kad tu su moterim patiriančiom tokius būtent sunkumus, tokius
konfliktiškus santykius ir nu, tiesiog nemailę savo, tiesiog kaip ta tavo grupė veikia. Gal pristatyk, kaip jinai vadinasi ir ką jūs toj grupėje veikiat, kad jeigu moterys registruotųsi, ateitų į tą grupę, ko joms tikėtis iš tos nu, tavo kaip mentorės pagalbos. Mhm. Tai į grupę tai visos moteris laukiamos, kurios susiduria būtent su šitomis emocijomis, šitais iššūkiais, apie ką mes dabar kalbėjom. Galėsime, aš manau, ir nuorodą pasidalinti. Taip. Sonatas saviugda moterims. Tai tiesiog visko būna, būna live transliacijų, būna paprastų postų, būna apklausų, būna pasidalinu kažkokią medžiagą, jeigu kažkam įdomu, gali atsiųsti nemokamai. Tai toks laisvas bendravimas, kas nori, gali užduoti klausimus, gali man asmeniškai rašyti. Aš šiuo metu neturiu jokių projektų, tiesiog kas nori jau tikrai rimtai dirbti su savimi, išeiti tas būsenas, tai kviečiu asmeniniai mentorystiai 3 mėnesių arba jeigu kažkokiam vienam klausimui 3 savaičių. Tai va tokios pas mane šiuo metu yra galimybės, tiesiog individualus darbo. Bet moterys užsiregistravusios pas tave į grupę gali gauti ir nemokamą konsultaciją, kad tiesiog galėtų labiau išsiaiškinti pat būtent tuos skaudamus taškus, kur yra priežastys ir priimtą sprendimą pokyčiui. Taip, pažintiniam 30 minučių pokalbiui, žinoma, galima registruotis ir pasikalbėti, pasižiūrėti, kurią linkme galima išeiti tas visai kitas būsenas, būtent dirbant kartu. O gal tu gali pasidalinti va tą asmeninę patirtim, kurios jau moterys pas tave praėjusios tą kelią su tavo pagalba, kaip jos pasikeičia, kokie pokyčiai įvyksta jų gyvenimuose ir tiesiog kokios tos gal savybės atsiskleidžia, kai tas pokytis įvyksta. Mhm. Tiesiog jo labai smagu stebėti tą kelią būna, kai matai žmogų pačioj pradžioj, pradiniam taške visai vienose būsenose, kaip ir minėjau, iš tikrųjų labai didelė ta proto, va, tas chaosas, būna ta nemeilė savo, tie santykiai, vat, visokie būna ir klibantis, ir jau skirybų, ir vat, kaip save vat, tame atrasti, ir tas vienišumas didelis. Ir ta transformacija labai graži būna, kai moteris iš tikrųjų nori, kai jinai nuosekliai to siekia ir einame. Tai va tiesiog va, dingsta ir nerimo atakos, atsiranda va, nauji kažkokie pomėgiai, atsiranda ta atsakomybė už save, meilę savo, per tokį kasdienį rūpestį, neskubėjimą, rūpinimąsi savimi, susitvarko, nu, ta linkme, kaip jos nori tos santykius ir su to partneriu, ribas išmoksta nustatyti ir nepasakyti. Ir toks iš tikrųjų, nu, gražu žiūrėti, kaip pasirašė tam kitam, vat, naujam vat, gyvenimui, tiesiog kūrimasi kitokios, vat, jau tos savo versijos, nu, kokios norisi. Tai jo, ir kiti žmonės pastebi, kad visai vat, pasikeičia, kad nu, gauna tų tokių kaip komplimentų, kaip pasakyti, kad nu, kaip kitas žmogus. Tai tikrai vat, smagu matyti vien, pavyzdžiui, man kaip mentoriai, vien akis žmogaus, kai ateina pirmą kartą ir kai dirbam per ilgesnį laiką ir kai tu matai, kai tiesiog skleidžiasi tas žmogus ir tiesiog gera matyti ir gera prisidėti prie to spindėjimo. Smagu. Ir, ir aš manau, kad tada tikrai, vat, kaip tu ir minėjai, tie santykiai visai pasikeičia ir kaip sakyt, nereikia ilgai būti toje kančioje ir toj aukos būsenoj, nes va tiesiog yra akivaizdus rezultatai, kad pokyčiai įvyksta ir vienoms gal greičiau, kitoms lėčiau, bet vis tiek nu, nėra tikriausiai, jeigu jau moteris atkreipia dėmesį į save, į savo vidų, pradeda daugiau dėmesio savo skirti, mylėti save, tai negali pokyčių neįvykti. Kai jau iš tikrųjų tu eini, tai taip, bet jeigu eini 100%, jeigu tu dar dvėjoji, nežinai, ar tu nori, nu, tai tie pokyčiai tada jie tiesiog atsidėlioja, nu, jie neįvyksta tokie
taip greitai, kaip galėtų nu, būti. Jeigu tu dar vis dvėjoji pati, o kai tu jau 100% apsisprendus, tiesiog, nu, vat, tikrai viskas dėliojas, viskas keičias. O nes ta meilė savo, kaip ir sakiau pradžioje, nu, tai nėra vien blizgučiai kažkokie, tai yra ir mokėjimas nustatyti ribas, ir pasakyti ne, ir neburbėjimas ant savęs, kokia aš čia netokia, ir nuolatinis lyginimas su kitais, ten, kaip būt man pilna vertė kažkokia. Tai labai daug tų dedamųjų, kurie įeina į tą meilę savo. Tai tikrai nėra vien, kad tiesiog kažką tam biški padarysi. Ten, tu toks vat iššūkių šiek tiek reikalaujantis, nes vien vat tas ribas nubrėžti, nu, mes daugelis nemokam. Iš pagarbos savo, iš atliepimo savo poreikių. Nebelėkti tik tais kitus ten gelbėti, o kad susižiūrėtų, tai kaip aš čia gyvenu. Tai tokių labai daug detalių yra, kas įeina į tą meilę savo. Tarp kitko ir savo vat, grupę irgi buvau dalinusi tais požymiais, dabar visų neišvardinau, tai kam įdomu irgi gali prisijungti, susirasti ir pažiūrėti, tai kaip ar aš atitinku tuos punktelius, ar netitinku, tiesiog tokio daug tikrai į tą įeina, vat, tokio, kur pagarbą savo galų gale išmokti rodyti, nebesilygint su kitais, nebestengtis tik tais žiūrėti kitų, kaip moteris sako, ai, svarbu ten vyras, vaikai, dar kažkas, o man jau žinai, kas liks ten. Tai o kas tau liks, jeigu tu save išdalinsi? Nu, Taip, nieko, ten išspausta kempinė liks. taip. Nes kaip tu gali mylėti kitus, jeigu tu nemyli savęs? Tai niekaip. Tiesiog ta meilė tada eina iš to didelio minuso. Tu tada jau ir čia gal ir prikaišiot pradedi, ir čia tikrai visi nedėkingi, ir nevertina tavęs, ir jau pati į tokią toksišką pusę gali pradėti eiti iš to vat, trūkumo, nes vis tau reikia to įrodymo kažko, o tu pati savo neįrodai, kad tu vat myli. Ir tas vat, vieniškumas, vat, kai nori, kad partneris vat, kažkaip užtušuotų tą vienišumą, bet tas vienišumas tai eina iš vidaus. Ir tas kitas žmogus, nu, negali nu, užtušuoti, jeigu tu pati negirdi savęs ir dar vis atsisakai pasižiūrėti, kokia mano dalis ten jaučiasi vieniša. Taip pat kaip tas posakis, nu, mano laimė tik nuo mano vyro priklauso. O Dieve, aš dabar galvoju, kokia didelė atsakomybė tam žmogui užkrauta, būt atsakinga už saugusio žmogaus laimę. Nu, ne. Nu, mes pačios turim atsakyti už tą savo laimę, o kai tu atsakai, tai poroje tiesiog, nu, dar daugiau laimės būna. Taip, nes tuos santykius juos reikia auginti, juos reikia puoselėti, nes kitaip, nu, kaip ir bet ką, jeigu nutraukiam dėmesį nuo kažkokio tai veiksmo savo gyvenime, tai tada ten gaunasi mažiau tos energijos ir jau tada pereinam į tą minusą, kaip tu sakei. Ir man taip irgi vat užstrigo toks ryškia posakis, kad tiesiog klausimas, ar galima būti dėmesinga kitam, neaukojant savęs. Tai iš tikrųjų galima, nes nu auko čia nereikia. Čia reikia viską daryti iš savo vidaus, iš savo būtent būsenos. Tai tiesiog, kai mes į tą auką jau nueinam, tai, nu, tai ką reiškia? Tai aš jau ne iš ten einu. Kai jau tik minusinės tos energijos, nes, nu, kas pati meilė yra, nu, meilė, nu, tas, nu, nėra apie auką. Nėra apie kažką tokio, kad, nu, aš biški duosiu, o po to tegu man atiduoda atgal. Tenais. O kodėl manęs neįvertina, o kodėl to, kodėl. Tai tiesiog, vat, pačiai, vat, kai prisipildai to vidaus, tai ir ta meilė visai kitaip jinai dalinasi. Nes tu turi to resursą tiesiog, Taip, tu vat, turi tos energijos, tu gali duoti. Ir tu ir vėl pildais tiesiog. O kai eini tam susiraukus, nu, ir man to pati ten, nu, nieko nenoriu, bet einu per sukastus dantis, nes privalau, nes reikia, nes nu, aš čia va tokia, žinai, nu ir kas gaunas ten. Nu, gal tikrai tik nepasitenkinimas jau visiems tada skleidžiasi. mhm.
Tai tiesiog persižiūrėti per tą kitą. Taip, žiūriu, kad kas mus stebi, tiesiog vat, matau pasisveikinimus ir matau komentarą, kad tikrai tai būna ir ne kartais. Sakoma, kas nepatinka kito elgesyje, tu pats turi tą savybę, kuri tau nepatinka kitame žmoguje. Nu taip, mūsų tas, pavyzdžiui, partneris iš vis yra mūsų atspindys. Tai Taip. tiesiog, nu, gal ir nemalonu taip pripažinti. Nes jeigu ten daug kas nepatinka, tai tiesiog nu, reikia pažiūrėti, nu, o tai palauk, o tai kas čia dabar yra. Nes buvo vienoje sesijoje, kad vyras ten melagis, ten nepagarbus, dar kažką, o tai kai atgal paverti, nu ištisai moteris savo meluoja, pati savęs negerbė, nu tai tik viskas atsispindi. Ir vėl mes grįžtam į tą, kad ta meilė vadinasi, tai ne iš pliuso, tai ne iš to minuso ir kuri, nu, vat, nu, aplink toliau tą tokią chaotišką tą aplinką, jinai nei darni, nei jauki, nei ten iš tikrųjų ta tikra meilė ir tiesiog, vat, ką tada kuriu aš, vat, tiesiog pasižiūrėti ir kaip man su tuo vat gyvenasi. Mhm. O Sonata, gal tu gali kažkokį tai paprastą būdą, nu, pirmą žingsnelį parekomenduoti moteriams, vat link tos meilės savo. Na, kad ir nesiregistruojant į grupę, neteinant, reiškia, pas tave, bet tiesiog į ką moteris turėtų atkreipti dėmesį ir vat žengti tą pirmą žingsnelį, kad truputį pajudėtų link tos meilės savo. Jo, maži žingsneliai, svarbiausia nuo mažų žingsnelių iš tikrųjų. Tai vat atlaidumą savo vat, visų pirma duot, kad nu, man nereikia būti tobulai, atleis savo už tas savo netobulumą ir leis savo pabūti netobulai ir leis savo pailsėti, jeigu noris tiesiog. Ir leisti ir vyrui, ir vaikam, ir kam nori ten prisimtas atsakomybės, va tiesiog va, leis savo pabūti, ne tokiai griežtai savo. Nes, nu, tai nėra lengva, bet tiesiog po tokį mažą žingsnelį, kad vat, leisiu savo pailsėti vietoj to, kad ten kažką daryčiau, kaip įsivaizduoju, kad ten be manęs kažkas sugrius. Leis padeleguoti kažkam kažkokią užduotį, kad kažkas kažką padarytų. Leis savo išeiti pasivaikščioti. Bet tiesiog tokį leidimą savo kažkokį duoti, nebebūta tobulybė, pabūta šiek tiek silpna. O ar pačios tavo kelias buvo ilgas link tos meilės savo? Nu, užtruko, žinok, kelis metus, nes aš viską pati. Ir kas juokingiausia, ant galo vis tiek nesibaigė viskas vien pačios. Tai vis tiek ėjau į tą pagalbą ir tada tikrai kažkaip viskas greičiau, greičiau. Ir aš dabar dar vis tiek einu, tai nėra kažkoks baigtinis, vis tiek kažkokių dalelių išlenda, kurias, nu, priimu. Tik tiek, kad dabar kitaip moku į tai pasižiūrėti, kitaip moku tai priimti ir vėl kitaip viskas vyksta. Svarbiausia priėmimas. Priėmimas ir leisti savo suvokti, kad tu gali būti visokia. Jo, priimti save, nebebūtų tobulybė. Bet žinai, vėl čia taip giliau jau nebeneriant į tą temą, nu vis tiek tai ateina, ten iš čia nėra tiesiog, kad vieną dieną atsibudau ir dabar Taip. čia tiesiog atraganauju. Jo, tikrai taip. Tai tikrai labai šaunu, kad yra galimybė pasirinkti mentorių ar mentorę, kuri gali ištiesti ranką ir palydėti tos pokyčius. Ir jie būna daug greitesni, nereikia ilgai kapstyti savyje ir grįžti vėl prie to paties, tiesiog priimti sprendimą, leisti savo suvokti, kad tai bus nuolatinis kelias, grįžimas į save ir meilė savo, ir tada per meilę savo kurti tuos tvirtus darnius santykius. Ar Taip, pritartum? tiesiog
tiesiog pradeda keistis, kai tu išmoksti save priimti ir kitą, žiūrėk, jau priėmė ir susikalbėti, žiūrėk, jau pavyksta, kai dialogai nebeprasideda, nu to aš kitau sakiau, žinai, kodėl tu kažko nepadarėjai. Tiesiog tas toks, vat, viskas, energetika pati pradeda keistis, nu, tiesiog tas, nu, tokių atrodo gal ir nereikšmingų dalykų pasidaro dideli dalykai. Tikrai taip. Tai Pritariu. dar kartą primink būtent, kaip vadinasi tavo grupė, į kurią gali prisijungti moterys. Taip, tai sonata saviugda moteriams, tai tiesiog pasidalinsiu dar po šito pokalbio ir kam atliepia šitos temos, kas tame gyvena, tai tikrai mielai kviečiu prisijungti ir draugauti. Smagu, labai džiaugiuosi už mūsų susitikimą, už mūsų pokalbį. Penktadienį susitiksim pas tave. Taip. Ateisiu su tema apie baimės, kaip jas įveikti ir kaip eiti tuo dvasingumo keliu. Ir tiesiog gal pabaigai, vat, ką tu moteriams norėtum palinkėti. Oi, palinkėti, vat, nuoširdžiai, vat, taip iš tikrųjų, nebelaukit, jeigu iš tikrųjų, vat, jaučiat, kad nu kažkas čia ne taip ir visas kūnas ir visas emocijos ir mintis juk sako, kad nu ne taip, ne taip, ne taip, nes nu tas gyvenimas iš tikrųjų tai jisai nėra, nu, žiūrint taip, begalinis mūsų tas laikas šioje žemėje, būtent šitame kūne, kas ko tiki, tai jisai turi tą pabaigą ir laiko mes, iš tikrųjų mūsų laikas yra pats brangiausias dalykas. Tai aš, pavyzdžiui, noriu kokybiškai gyventi, tikiu, jeigu norit ir jūs, tai tiesiog nelaukti, o naudotis galimybėmis, kurių šiais laikais pilna yra. Viso ko yra ir mentorių, ir coacherių, ir mokytojų visokių, visko yra, tai tiesiog nepraleiskit tų galimybių ir, kaip sako, netimkit gumos, jeigu jau iš tikrųjų norit išeiti tą kitą gyvenimo kokybę. Tai mano toks palinkėjimas būtų netempt gumos. Supratau. Tai va, kaip ir pradėjau pokalbį, kad vat, būtent pavasaris yra geras laikas į pokyčius, nes matom tuos pokyčius gamtoje, tai keiskimės ir savyje ir eikim į tą meilę savo. Noriu padėkoti, Sonata, tau už mūsų susitikimą. Manau, kad daugeliu moterų šita tema aktuali ir atlieps. Ir jeigu kiltų klausimų, tiesiog po mūsų šitą transliaciją gali užduoti klausimus, pasidalinsim ir tu atsakysi į juos. Ir tada kviečiu, kam suvibravo, suintrigavo Sonatos, būtent pasiūlyta ištiesta ranka pagalbai, registruotis į jos grupę, kur irgi nuorodą pasidalinsim po mūsų transliacijos. Ir noriu padėkoti dar Ačiū kartą tau. tau. Ir visiems, visoms, visiems, kurie mus žiūri arba dar žiūrės, ir kviečiam prisijungti į tos pokyčius. Taip, iki malonaus. Iki malonaus, dėkui. Iki. Iki.